O jei koks vėjas, plėšo skruostus šaltis, bet einam dabar iki undinėlės. Labas rytas, labai didelis vėjas, antra diena, nežinau net ar girdit, tai nieko daug nekalbėsiu. Už mane stovi Rådhusplatsen, tai vadinama Kopenhagos rotušės aikštė. Dabar, kadangi yra sekmadienis, nežinau ar dirbs, bet pabandysim nueiti į vidų ir galbūt išeis pasižiūrėti viską iš vidaus. Prašom, jūsų transporto priemonė. Dėkui. Danijai važinėti dviračiais yra labai populiaru. Dviračių takai plačiausi, didžiausi ir iš tikrųjų manau, kad yra labai saugu palyginus su dviračių takais, tarkime, Prancūzijoje, kai važiavau. Tai tikėkime, kad nenušalsim nosių, ausų ir rankų, turiu pirštinės ir važiuojam po miestą su dviratukais. Trumpai pavažiavom dviratuku, bet dviračiai yra elektroniniai. Jeigu norit, ten gali iš viso neminti, tik atsisėsti ir važiuoti. Labai patogus dalykas ir tikrai jaučiausi labai saugiai iš čia gatvėm važinėdama, nes, sakau, tai didžiausi, bet aš paprašiau Pauliaus, kad man įjungtų manualą, kad galėčiau pati minti. Nes šiandien dar vis čytinu. Tai reikia kažkiek, kuo įmanoma daugiau fizinio aktyvumo. O jei koks vėjas, plėšo skruostus šaltis, bet einam dabar iki undinėlės. Savaitę prieš atvažiuojant į Daniją aš mačiau netoli savo darbo, važiavo karieta ir buvo daug tamsių automobilių ir tenai su sirenom ir važiavo karieta su raudonu užrašu M raide tokia ir supratau, kad karališka šeima, bet nežinojau kas. Dabar man aišku, kur matau ženklus, tai yra karališkos šeimos ženklai, lygiai tokį patį mačiau ir Londone. Tai Londone buvo atvykus Danijos karališkoji šeima, o dabar aš esu Karalienės aikštėje. Tikrai dar viena gražiai įspūdinga vieta. Bus kaip. Na ir štai matot, už mane žymėjo undinėlė. Nežinau, toks čia įžymumas, bet kažkas įspūdingo tai tikrai nėra. Štai dabar Paulius parodė, televizoriuje matote, iš kaladėlių dėliojama forma ir štai tokia kėdė lietuvio Zilionio. Nesu tikra dėl vardą rašo. Turėtų būti kažkas. Zilionis, tik tai parašyta pavardė. Čia štai jo projektas. Va, lietuviai kokie.
Dabar atėjom prie Papirojant, tai yra toksai kaip ir laisvalaikio centras, čia yra daug kavinukių, štai yra meno kelios, galerijos ir labai gražus vakaras, matot, tik tai labai vėjuota, labai šalta, bet nieko. Dabar stovim, čia yra tokie kaip ir meno, skaitykime mane, tokie dirbiniai, medukai ir ant kiekvieno jų yra kažkoks tai užrašas. Tarkim, vienas sako taikos ir laimės visiems pasaulio žmonėm. Kitas sako, skleiskime meilę, ne karą ir panašiai. Ten ratu? Jo, aš galvoju, va taip zigzagais 4 galima. Eina. Čia dabar maistas, labai daug visokio pasirinkimo, sveikuoliško, veganiški ir ne tik sveikuoliški, kokteiliai. Čia ši vieta tokia susideda iš daug konteinerių, galiu pasakyti, ir taip pat vadinamas kaip ir Kopenhagos street food, toksai taškas, ne, Kopenhagos gatvės maisto, tokios daug mažyčių kavinukių. Tai viskas kvepia, viskas skaniai atrodo. Maisto metras 0, anoreksija, skinny bitch, girly, ordinary, Harry, do it, fat fuck. Aš turbūt būčiau fat fuck, nes pas mane apetitas. Labai yra smagu, kad iš tikrųjų šičia visur yra išdėliotas maistas, maždaug kaip atrodytų. Na be abejo, pagalvojus iš kitos pusės, tai yra švaistomas maistas, bet pirkėjui atėjus yra geriau pamatyti, ką tu valgysi, negu pasiskaityti, ką tu valgysi. Tai aš manau tikrai labai geras dalykas. Viskas taip skaniai atrodo. Sustojam čia prie... Pamačiau užrašą Sweet Potato Fries ir labai užsimaniau saldžių bulvių. Tai kadangi yra tik didelės porcijos po 50 kronų, paprašiau pardavėjos, kad man padarytų pusę porcijos. Todėl, kad žinau, kad dar eisim vėliau valgyti, tai nenoriu prisikimšti, bet Paulius neragavęs Sweet Potatoes, tai duosiu paragauti ir pati buvau labai senai valgiau ir labai pasiilgau. Buvo taip karšta, o dabar Paulius sako, užsidėk kapišoną, užsisek viską, einam į lauką, nes lauke vėjas pučia. Einam. Pavalgėm bulvyčių, paprašiau, kad man dėtų pusę porcijos, o pardavėja visai pamiršo, aš priejau, sako, tu užsisakei, sakau, taip, tai man davė pilną porciją. O, išėjom į lauką.
rytas, dabar Danijai jau yra 11 valanda, jau po 11. Šiandien ryte atsikėliau anksčiau ir bėgau pasitikti saulutę. Pabėgiojau valandą ir 20 minučių, matėte turbūt video, įkėliau medžiagos, tikiuosi, Paulius man atsiuntė, nes filmavau iš GoPro kameros. Jeigu man labai patiks, tai nežinau, galbūt reikės ir pačiai nusipirkti, nes tikiu, kad smagiau ir įdomiau žiūrėti, kai yra skirtingesnės medžiagos. Na ir ką, mėlyjei, baigėsi mano atostogos trumpos Danijoje. Tikiuosi šis video jums patiko, jeigu patiko, labai kviečiu paspausti mygtuką like, prenumeruoti mano kanalą, sekite mane Misfit Instagrame, Facebook'e, bei karts nuo karto užsukite į portalą misfit.lt. Ačiū labai ir iki kito karto. Ate.